Ką, labas visiems, aš Andrius, bandysiu filmuoti savo ilgai laukti ir svajotą planuotą kelionę į Gruziją. Turėjom važiuoti tryse, bet gavos taip, kad važiuosim dviese. Ką darys yra kaip yra, važiuosim dviese. Važiuosim su tuo gražuoliu. Tikiuosi, kad jam viskas bus gerai, atlaikys kelionę. Tai va, kas toliau dabar, ankstus ryts, iš tikrųjų dabar yra, kiek man atrodo, kokios gal 5:15. Saulė va, gražiai mane palydi iš Šiaulių. Tai va, bandysim važiuoti, žiūrėti, bandysiu pafilmuoti pirmą sykį savo tą kelionę, pažiūrėsiu kaip gausis, kažko pasidalinsiu. Kamerą mikrofoną neturiu, bet kažką pakalbėsiu, gal paskui kažką ant viršaus užpasakosiu. Kažką vis tiek padarysiu. Tai va, pavažiuojam iki Augustavo, susitinku su pusbroliu. Augustavė jis iš Vilniaus, aš iš Šiaulių, susitiksim Augustave ir tada jau bandysim šiandien pravažiuoti visą Lenkiją. Paskui jau matysim viskas kaip sakoma, eigoj. Nes čia suplanuoti nei orų, nežinom kažkokių nieko, gali pasikeisti ir taip toliau. Nu ką, važiuojam. Nu ką, maunamės pirštinės, judam, kuriam. Žiūrima, viską turim. Jiems man viskas visur.
Mūsiškių. Aš atsigėrus ir žaliai pasižiūrėjau. Taip, mes mokėsime parduotuvėje. Važiavau ne su pilnu boku. Buvo nuvažinėta, tai nieko neskaičiuoju, nieko nežinau, tiesiog pilam ir tiek. Kavos atsigerti. Nežinau, galim pavaryti iki galo. Nu. Nu ką, užsipylėm kurą, atsigėrėm kavos ir galim judėti tolyn. Susiskambinau su Arvydu, jis irgi važiuoja, irgi jau pakeliui. Judėsim tolyn dabar. Augustavo. Augustave jau dabar greičiausiai stosiu tik tais tenais. Tai bus matyt. Gerai. Važiuojam tolyn. Kaip sakant, tik į priekį. Nu ką, važiuojam. Saulutė šviečia, turėtų būti viskas gerai. Bandom važiuoti tolyn. O, jau 10 laipsnių, jau visai kitaip. Biškį sušilau, dabar jau geriau. Gerai.
Einam ieškot kavos. Biškai atsigerkim, ką. Vis tiek jau vietą atvažiavom, reiks sulaukti tik tai Arvydą. Laiką turiu. Aišku, kaip visada nukrita, kitaip būt negalėjo. Niek. Pataisysim. Atsigerkim jau, reikės. Sušilkim. Laiką turiu daug, man atrodo, Arvydas, kol atvažiuos. Staka žiūrėjau, kur yra, net neskambinau, neklausiu. O, kaip gerai. Nieko orsiai. Oras gražus visumoj. Taip kad tikiuosi, kad visą dieną tokia pat graži bus. Taip kad va, degalinė, va čia tas žiedas. Va. Gerai. Laukiam Arvydą. Reiks paskambit, kur tas dingęs yra. O, atvažiuoja man. Dar vienas keleivis va. Irgi, o tai va, važiuosim dviesi. Nu va. Jau beveik ir vietoj. Sio. Jo. Nu, šiandien užtenka, jau eisim jau. Gana. Gultis jau eisim. Atsargiai, tuoj paversi ant šoną. Pirmas pavertimas. Tai jau 300 km per daug. Pradžiai užteks. Nebegali jau daugiau. Pradžiai užteks. Sveiki. Filmuoji viską, ne? Taip. Tai formatas. Tai va, mūsų mopedai. Galite apžiūrėti. Mano biški pasikeitė, Arvyda irgi biški pasikeitė. Biški atjaunėja mūsų mopedai, ne čiučiut. Šis kūdikis. Tavo tai nedaug. Kiek tavo atjaunėja? Buvo 18. Na. Tai tavo atjaunėja 8 metais. Nu taip. Mano biški daugiau. Mano buvo 2,5. Ir tavo 23. Mano biški daugiau. Tai va. Nu gerai. Einam tvarkytis. Atsigersim kavos, arbatos kas. Ir judėsim tolyn. Tai tada aš ten važiuoju. A tu mane girdi? Labai gerai.
už kampo sustosiu. Čia važiuosiu. Labai gerai čia. O, prie mūsų. Nenori laikytis. Sustojom degaliniai. Blemba, man ta gerklė davis. Va, Arvidas ten. Eisim biškį perkasti. Reikia išsitraukti kažką, pasimti. Aš jumis padėsiu čia. Jūs galite čia būti. Mes eisim biškį užkasti. Va. Perkasim, pavalgysim. Turim ir lėkte. Nesupakuota vis. Aš jau čia sustojau daklausi. Tada galim važiuoti. Bet stop čia į viską. Ten bus tas pats. Būna vageras iš šios pusės. Va ir mūsų pietus. Karališki, kaip aš sakau, va, pilnumoj. Dar čerkutės reikėtų. Ant kelionės. Ant kelionės. Po vieną. Ne, gal po dvi, žinai, iš šoną netrauk. Einam valgyti. Kas nutiko? Kur? Čia? Aha. Išlinda jo biškį atšaukus. Čiut. Nu nieko, gal nesiprausi. O jeigu prausias, tai pajusi, žinok, čia turėtų bėgti ir jaus, kad šlapia kažką. Čia ant klijų jinai, bet negali būti ant klijų. Tu, ko tu daugiau jinai bus? Aha, norėtum. Jo. Nu ką? Lekiam tolin. Jo. Nu, susuk, kur tu ten dabar randies. Ai, per galą pravažiuoju. Kur dabar? Čia važiuosiu. Ai, va čia.
čia yra, na, pusai, va čia. Reikia pasivokti iš čia, kaip tik matau. Tik iš čia matau. Labai labai gerai. Jo, papa. Va. Tai sakant, pasipildykim benziną. Rodė, kad po 6,6 kažkur susirėd. Tokiu greičiu 100 šiam važiuojant. Ir gali trintis kiek norisi, kiek įdėdins. Taip nebus. Pamatys. Galiu garantuoti. Sustojom dabar degalinį irgi vėl pasipildyt kurą. Kas čia dabar, nes tokį greičių pavažiuoju 160 autostradai pavažiavus pastoviai. Tai rodo pas mane 6,6 benziną. Tai taip jaučias, kai važiuoju. Aišku, pas Arvydą baks didelis. Tai jam dzin. Jis ten nuvažiavo, ten jam pasideda pilns toks baks, pusę baką nudegio, pas mane visas išdeg. Bet radom. Kolonėlė viskas tvarkoja. Kiek mums čia liko iki Varšuvos, pasižiūrim. Iki Varšuvos čia nerodo, čia rodo mums iš viso iki Svidnyką. Čia iki tos vietos davažiuosim šiandien 18 valandą. O iki Varšuvos liko kažkas apie 50 km. Tai visai nedaug. O kiek dabar tų valandų yra dar? O dar tik tai 12 dabar. Čia šio Lenkijos laikų 12, o mes jau netoli Varšuvos, 50 km lik. Tai mes čia šiandien Slovakiją drąsiai pasieksim, o paskui matysim, ką čia darysim. Gal važiuosim toliau, žiūrėsim, kiek tų valandų bus. Tai vat, spręsim. Šiaip ta gerklė mane biški bėsim, dar aš pastoju pakosau. Bet šiaip pusę velnį. O, grįžo. Iš tualeto. Tai va, gerai, einu, aš irgi. Nu gerai, vėliau paskambinsiu. Nu gerai, nebetrukdyk. Gerai. Varšuvos. Tik tai žinau, aš nežinau, kodėl taip gaunas, kaip čia taip yra, bet kai tu šnekėjai su Vaida, aš viską girdžiu. Aš da tau užtat ir sakau, Arvydai, tu sakai, palauk. Galvoju, nu pizdu, tegu šnek, nieka čia tokia nešnek. Klausaus. Tai paskui tokia mintis, ble, reik pasakyti, paskui ką nors slėptels, ko aš neturiu girdėti. Per Messengerį skambinau. Ai, bet užtat aš ir girdžiu, aš nežinau, sakau, dėl ko, bet aš girdėjau. Nu taip, žinai, kažkaip. Nesinori klausytis. Ne, žinai, tyliai specialiai. Labai cekava. Ir paskui dar, žinai, pašnek, nu, apie ką kalbėjo. Viską girdėjau.
nemažas stovištis, ne? Tas jau ne, tas jau matai neleis. Neblogai praleidžia jų. Nu taip, žinau, mūsų tos dėžės didelės. O, pasitraukė, žinau. Gerai, važiuoju. Gali lysti, jeigu tik pralysi, paskui sustosim kažkur ir viskas. Matau. Bля, da, 1500 kilometrų kol surinksim dar laiką, kuris greitukė, ta. Paskui, reik patiems šauk, vyju, viskas. Gerai, čia mumis susidarė leidžkite. Puikiai.
pradėjo dirbti, blėt. Pirmai skirtis ant stabdžio grūdako, blėt. Tas, mašina, kadavė, kad papas ir viskas suveikia. Aš gal mes čia biškį per greit važiavo, bėgėjo. Nepastebėjau, žinokit, galvą pasukau, žiūrėjau, kad jau stovi. Man stabdyti gali. Jaučiu, kad tai per... Va. Esam jau... Kiek mes dabar jau nuvažiavome? Palauk, iki Svidnika liko 94 km. Mes jau pravažiavom šiandieną. Tuoj pasakysiu, kiek aš šiandieną jau nuvažiavau. Tuoj biškį palaukit. O. Taip, šiandieną aš nuvažiavau nuo namų, esu nuvažiavęs jau 883 km. Šiandieną nuo namų, tai čia tik. 39 eurų. 39 eurų čia sumokėjai tiek, ne? Tai man reiks tau pervesti atgal. Tai va. Ir dabar varysim iki Svidnika. Dabar yra tik po 4:15 čia. Tai va tada matysim, kaip ten bus per tos kalnus, dabar pravažiuosim, kas ten gera, kas ten bloga. Iš tikrųjų, tai reikia pasiruošti, eisim rengtis. Nes orelis toks atrodo kaip ir neblogai, bet gal kad šilumos neprarasti. Apsimausim bent jau viršutinę dalį kombinezoną ant savęs. Bus tiek kažkiek šilčiau ir varysim tolyn. Ką? Jo. O, kaip pasipuošė, mat? Puikiausiai. Ta, žiūrėkit, va, dar vienas irgi, va, puošęs. Tai va, nežinau kaip čia jumis pakabinti, kada laikytos tą kamerą. Tai va, gerai. Paskui parodysiu dar kažką, kur mes būsim, vėliau susiskambinsim.
Nu va, tu pasižiūrėk, mes pasiekėm Svidniką. Duok pitaką. Svidnikas. Taip va, tuoj pasakysiu, kiek mes dabar esam nuvažiavę. Biškis užlapai? Ne, tik tai viršus. A čia žiūrėk, nebevaro. Ne, pataisė. O mes apšaukėm pirmą. Bet žiūrėk, čia taškus dabar jaučiu čia. 900. Žiūrėk. 974 kilometrai. Dabar jau sąnaudos 5,4 palika. Tai va, 974 kilometrai šiandien yra nuvažiuota. Iš viso važiuoti yra 9 valandas 32 minutės. Žodžiu, pasiekėm Svidniką, davažiavom, bet su šlapam irgi neblogai. Kalnuose lietus tai tik jau buvo neblogai užėjęs. Bet nieko, kiek mus čia. Mano kelnės irgi šlapis, kaip ir tavo, man atrodo, taip pat, ne? Ja, tavo irgi viršus, man irgi čia nais. Nemiško fazės, nieko čia nebuvo. Niek. Lengvas lietutis. Svidniką pasiekėm, o dabar žodžiu... Svidnikas yra ta vieta, kurią mes stojom nakvot praeitais Jo, metais. praeitais metais. Nu. O dabar... Bet praeitais metais buvom biškį mes labiau nusikalę, šį kartą kažkaip lengviau. Visai neblogai. O dabar važiuosim, žiūrėsim toliau, čia nemiegosim, važiuosim dar toliau. Į Vengriją. Iki Vengrijos, nežinau. noriu į Vengriją. Iki Vengrijos, kiek ten buvo? Palauk, dar kokie 150 jaučiu. 130 gal. Kažkas apie 150 iki Vengrijos. Matysim, gal ir pasieksim. Gal. Gal Rumunija, nu ką čia skusik? Biškį dar ir už Rumuniją. Da biški, viskas. Sakau, vienu žodžiu, sekmadienį mes jau norim kažkur Turkijoje būti.
Šiandien už 3 eurų tu nesitikė kažko, blėt. Kuo, kad čia tau būtų pizdės. Nu, parkings yra. Tai čia skambinti jau čia reik, blėt. Ne, nu tai nereik norėt čia, kad čia, žinai. Bet va, parkingą turim viską, va, kai kol kas. Žiūrėsim, kas čia toliau bus. Ten duris tai su groto matau. Vienu žodžiu, saugiai būsim. Bet neaišku, ar čia ta vieta. Miesteliai tai tokie įdomus. Nėra iš gražiausių. Ten toliau važiuoti nelabai gal norėčiau. Dangus tai toks jau ant lietaus stipriai. O, žirgai. Vadybininkas va ieška. Kažkodėl skylėną atvažiavom už 30 eurų. Nu, už tokius pinigus manau, kad kažko geriau tikėtis negalim. Nu gerai, einam žiūrėti. Žodžiu, atvažiavom iki Tribušovo, iki Savajautos, kaip supratot, jau turbūt matėt prie varto. Iki miegamos vietos. Čia miegosim. Iš viso nuvažiavau 1040 gal, ar 1050 km. Nu, pasižiūrėsiu. Kažkas tokį. Nuvažiuota yra. Tai 6 ryto išvažiavau, o dabar yra 19:40. Tai visai normaliai. 1050 km per tiek, tai čia labai neblogai. Žodžiu, mes čia dviese tokioj teritorijoj būsim. Čia daugiau nieko nėra, čia va vartai, viskas užrakinta, mes čia dviese, motociklai priparkuoti. Mes čia dviese su Arvydu kaip karaliai. Tai eisim dabar pasėdėti biškį, pavalgyti. Diena šiaip buvo nebloga, tik tai buvo biškį lietaus, nu bet ką nepadarysi, lietaus turi būti, buvo tai buvo. Daugiau tai viskas kaip neblogai. Eisim planuotis rytojaus dieną. Šiandien dieną pusė velnė, ranka man kaip ir neskaudu. Kaip ir skaudu, nu tokie įdomi. Tai va, turim čia mes maistą pasiėmę. Ir viskas daugiau, nu ką. Lauksim rytojaus. Ai, einam, dar parodysiu, kokie ta mūsų chata. Va čia reikia lipti į 2 aukštą. Kokie mūsų kambariukai. Kokie tie kambariukai. Nu, čia Arvydo kambariuks. Čia va tualet su dušu, čia. Ja, parodysiu. Ir savo. Pasakysiu tuoj kainą. Kiek už tos kambariukus. Na, čia yra 2 kambariukai, yra 1. Čia va 1 toks mažiuks. Čia tualets dušas. O va čia šitą pasiėmiau kambariuką, čia irgi daiktai sudėti. Jo ten, mano čia. Ir už tuos 2 kambariukus, jis už savo ir aš už šitą po 30 eurų. Ir už 30 eurų manau, kad tikrai nedaug. Man tik tai permiegoti, tai čia labai neblogai. Tai va, nu į gerai. Tada šiandien jaučiu bus gal kaip ir tiek, kaip ir viskas. Greičiausiai iki rytojaus. O rytoj vėl matysim, kaip ten kas bus. Ir kaip čia rytoj mums seksis, lauksim rytojaus. Tai va, gerai.
Iki ryto.